Esu ūkininkė, gyvenu Dievikių miestelyje ir labai ieškodama gerų siūlų kokybiškų vilnonių gimė mintis auginti avis, taip ir tapau ūkininkė, žinoma. Ir pati pradėjau verpti siūlus, todėl kad kokybiškų natūralių vilnonių siūlų buvo sunku gauti pirkti. Ir tuo dar nesibaigė tokios mintis, kirbėjo toliau, kad reikia kažko daugiau. Norai buvo dideli, bet galimybės buvo mažos, nes neturėjau patalpų, kur tai įgyvendinti. Nes vilnas, kas liečia darbus, labai didelis ir šiukšlės, ir dulkės, ir namų sąlygom, tiesiog kai nėra erdvės, tu to daryti taip negali, tai tiesiog buvo visi norai, tokie tik tai norai ir svajonės, gal kada nors kažkada. Tai kai avys buvo įsigytos, reikėjo jas apgyvendinti kažkur. Tai tada buvo tokia mintis, reikia pastatų, tvartų ir panašiai. Tai čia buvo suteikta mums leidimas laikyti avis šito ūkinė pastate, toj sodybai, bet po kelių metų šeimininkai nusprendė tą sodybą parduoti. Kadangi avys buvo, ir tada teko visą sodybą nupirkti. Toliau buvo mintis, kad dar norėčiau kažką veikti, tai pradėjau tada velti mokintis, vėl dar mintis kyla, gal ir aust noriu, tai irgi mokinuos, tai tokia pati pradžia, toks momentas kaip ir hobinis, bet ir gavosi kaip ir veikla, kaip ir darbas dabar jau, kai suteikiu vėlimo mezgimo paslaugas. Tai yra tokia paslauga, kuri irgi apima dar nedidelį tokį asortimentą, tik tai kai kurie jos dalykus ten mezgimas, tai kojinės kokios jau vaikiškos, ypač mažučiam vaikam, arba vilnoniai ten siūlai eina irgi daugiau gal, kas žino tą kokybę siūlo, tai tiesiog ieško, arba mugėse, kai dalyvauji, tiesiog ieško, perka, jau kad natūralu, kas tai supranta. O kas nesupranta, tai pasirenka kitų gamintojų, ten siūlus ir panašiai. Tai čia nėra tokia masinė gamyba, kad tų siūlų reikia labai daug, ten jų gaminti reikia labai daug, tai to tikrai nėra, tai tiesiog kaip ir toksai hobinis gaunas ir kad rankom verpta tik tai. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal priemonę ūkio ir verslo plėtra ir buvo gauta parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Už tas lėšas buvo įsigyta lentynos, siuvimo mašinos, vėlimo mašina ir kitos darbo priemonės, kurios buvo reikalingos vėlimo mezgimo paslaugom atlikti.